Jurga gimė Vilniuje garsioje muzikų Vasiliauskų giminėje. Vaikystė buvo apsupta muzikuojančių dėdžių ir tetų, o nerūpestingos dienos prabėgo operos ir baleto teatre, kurio orkestre grojo Jurgos senelis. Man būdavo vienas iš įdomiausių dalykų lakstyti po grimerinės, po persirengimo kambarius ir visas tas kvapas, drabužių, šviesos, grindys, laiptai iš tikrųjų paliko labai stiprų įspūdį ir aš manau, kad netgi didžiulė įtaka, kad po to aš savo gyvenimą būtent susiejau su šou verslu, su scena, sakykime, su darbu galbūt iš užkulisų. Mano svajonė, kad vienas iš mano vaikų būtų smuikininkas, aš išsirinkau Jurgą. Jos man labai patiko ilgi pirštai, gera klausa, fantazija, artistiškumas. Kada jinai pabaigė mokyklą, jinai užrengė futliarą ir nuo to laiko daugiau smuiko nebepaėmė į rankas. Po metų Jurga sudalyvavo pirmajame grožio konkurse Gražioji Vilnietė. Tada titulą pelnė Ingrida Sabonienė, tačiau Jurgai tie metai taip pat buvo lemtingi. Ji susipažino su būsimu vyru. Aš dirbau turisto viešbutį didžėjų. Ir krito į akį labai gražiai šokanti mergaitė, 18 metų. Kažkada visą laiką taip dėmesingai raitės prieš mane, raitės. Ir aš ją užkalbinau. Sakau, žinai, turiu 3 sintezatorius, ateik pas mane į studiją. Na ir jis pradėjo mane kviesti, ateik pas mus į ansamblį, pas mus yra 5 Yamahos, aš galvoju, kalbėk, tu čia kabini, viskas aišku, dar vyresnis amžius. Kaip nebūtų juokinga ir keista, jin paėmė ir patikėjo ir atėjo. Ir taip po truputėlį iš tikrųjų mes pradėjom bendrauti, draugauti, dainuoti ir prisidainavom. Po metų mūsų draugystės praktiškai aš jau sužinojau, kad aš turėsiu Eveliną. Mindaugas atsirado Kuboj, o Haroldai jinai man padovanojo 45 metų progą. Vaikams paaugus Jurga ėmė prodiusuoti. Jau 10-metį ji oficialiai kuruoja Lietuvos delegaciją Baltarusijos festivalyje Slavenski Bazar. Tačiau didžiausias jos gyvenimo projektas – dainininkė Evelina Nusauskaitė. Jos stiprybė mane įkvėpė gyvenime, be jos palaikymo vargu aš iš vis tiek būčiau padarius ir padaryčiau, kiek aš galiu. Aš nežinau, ką daugiau galėčiau pasakyti, bet tai, kas yra tarp manęs ir mano mamos, tai yra turbūt didžiausia mano gyvenimo dovana, nes jinai yra man pats brangiausias žmogus. Dar viena Jurgos ir jos vyro aistra – fotografija. Per 10-metį fotomenininkai aplankė 170 šalių, kurių įspūdingiausi kadrai tilpo jau į 2 fotoalbumus. Jeigu man kas nors 15 metų atgal būtų pasakęs, kad aš tapsiu fotografė, aš būčiau sakęs nesąmonė. Lygiai taip pat aš niekada neplanavau, nes tikėjau, kad aš staiga sudalyvausiu šokių projekte. Aš manau, kad neverta bijoti, verta pabandyti iš tikrųjų ir džiaugtis tuo, ką tu gali daryti. Galbūt jinai labai ten tobulai nešoks, nebus Plisetskaja, bet vis tiek šitoj srity save palavins ir aš labai laiminga. Balsuokite už Jurgą Nusauskę.